Opa. Suarkajant. Kelionė į Afriką. Šiemet pirma kelionė bus solo dviračiu į Afriką. Šiemet pradėsim nuo Afrikos žemyno. Mano nauja kelionė prasideda kovo 18 dieną ir skrendu iš Frankfurto į Malagą. Nuo Malagos pradedu jau minti. Gausis pietų Ispanijoje apie 200 km, minsiu per Gibraltarą iki Tarifos ir tuo metu kelsiuos keltu į Šiaurės Afriką. Kelionė truks 2-3 savaitės ir tada grįšiu ir vėl keltu tikėtina į Barceloną. Po to grįšiu vėl atgal į Vokietiją. Gera naujiena ta, turiu naują dviratį, tai labai nekantrauju jį išbandyti. Visa įranga, kurią imsiu, labai daug nepasikeitė, tačiau dviratį su visų bagažo svoriu nesvers daugiau nei 25 kg. Afrikoje bus visko, bus Atlanto vandenynas, bus Atlaso kalnai, bus Saharos dykuma, bus lankytini miesteliai, kaimukai, daug lankytinų objektų. Principas tas pats. Keliausiu, nakvosiu lauke, kas kokią 4-3 nakvynę turėsiu jau nakvoti kempinguose arba hosteliuose, tam, kad gauti elektros. Turėtų būti šilta, mažai lietaus, bet turėtų kalnuose taip pat būti ir vėsų. Tai reikia pasiruošti permainingiems orams. Video sumontuosiu jau kai grįšiu, kad labai neapsikrauti per pačią kelionę. Ačiū, kad palaikot. Laukiam kelionės. Galiu parodyti, kaip atrodo koja, žaizdas. Turėtų viskas būti gerai su šita koja taip pat. Tiekimės fizinis manęs neapleis. Afrika. Manau, bus nelengva, bet labai jau laukiu kelionės. Jau norisi keliauti, norisi išnaudoti tą savo sukauptą visą energiją kelionėm, dviračiui, nuotykiams ir susitiksim kitam video vloge.